Norėtųsi daugiau, bet tuos procentus lėmė stereotipai, istorinė mūsų, bendrai sakyčiau, santvarka, visuomenės, šeimos ir aišku tai, kad moteris yra ir mamos. Tačiau šiandien tai matau, kad informacinės technologijos padaro visus sprendimus ir kartais motinystė gal yra netgi didesnis impulsas iš tikrųjų kurti kažką daryti, čia viskas priklauso nuo prioritetų ir savo laiko valdymo. Man labai gaila, kad yra tiek mažai moterų versle ir manau, kad jos tikrai turi labiau savim pasitikėti. Buvo tik tai Lietuva atgavus nepriklausomybę, 92 metai, tuo metu anglų kalba reiškia langą į vakarus. Aš visada sakau, labai svarbu tikėti tuo, ką darai. Tas tikėjimas savo veikla, jisai motyvuoja ir mane, ir uždega kitus. Norint gal judėti į priekį sėkmingai, reikia būti lankščiam, reikia labai įsiklausyti į aplinkinius, reikia labai gerai suprasti vartotojo elgseną ir visą laiką apie tai galvoti. Bet kuri organizacija vystosi daug organiškiau ir dinamiškiau, jeigu joje yra daugiau ir vyrų, ir moterų. Yra pusiausvyra, kitaip negali būti. Verslas tai yra pirmiausia atsakomybė. Kaip ir minėjau, atsakomybė prieš save, atsakomybė prieš tuos, su kuriais tu dirbi, prieš visuomenę, prieš pagaliau valstybę. Trukdžiai mus stiprina, tikrai augina mūsų storą odą ir atvirkščiai trukdžiai labai dažnai iššaukia labai įdomius kūrybinius sprendimus. Reikės daug pastangų, taip. Reikės save motyvuoti, rasti noro, savo kaskart įrodyti, kad tą daryti reikia taip. Bet ar tai yra sunku ar lengva, galvokim apie ilgalaikę perspektyvą. Ko tikrai reikia, tai reikia pirmiausia nebijoti nei savęs, nei kitų, reikia daryti. Kas tave ateis ir pastums? Niekas. Tik pats gali.